Dažniausiai organizmą sekina ne vienas žalingas įprotis, o dešimtis mažų pasirinkimų, kuriuos žmogus kartoja kasdieną. Tarkime, valgymas prie ekranų. Žmogus nusikreipia į telefoną, kompiuterį, žaidimus, tuo metu smegenims sunku priimti sotumo impulsus. Trinka virškinimas. To pasiekoje žmogus yra linkęs persivalgyti, jausti energijos trūkumą ar apsunkimo jausmą. Miegas yra biologiškai būtinas, o jo trūkumas siejamas su neinfekcinėmis ligomis. Kai miegame per mažai, imunitetas silpnėja kognityvinės funkcijos, sunkiau priimti sprendimus, didėja nelaimingų atsitikimų rizikos. Per ilgas sėdėjimas sekina organizmą. Nustatyta, jog vidutiniškai žmogus per dieną sėdi iki 10 valandų. To pasiekoje trinka kraujotaka, blogėja gliukozės pasisavinimas ir mažėja raumenyse energijos gamyba. Nepakankamas vandens vartojimas, kai net ir lengva dehidratacija silpnina virškinimo funkcijas, blogina koncentraciją, nuotaiką ir fizinį pajėgumą. Tad kasdieną mes atsakingai galim rinktis, kaip pasirūpinti savo organizmu.